Labas rytas, tai pagaliau grįžom po 2 savaičių atostogos iš Gran Canarijos, iš Ispanijos. Na, matėt turbūt patys, kad video mano siužeto linijoje tokia pertrauka buvo atsiradus, bet vat, jau kaip prieš tai žiūrėjot, vieną video parsivežėm ir iš Gran Canarijos, iš Huncalillo kalnų lenktynių. Tai va, šiandien mes vėl esam savo gimtam Panevėžy ir atvažiavom pas Doncę į Hansa Flexą, kur šiandien kažkaip čia tralų, visokių technikos pilna. Einam į vidų, pasiklausim, kas čia per procesas šiandien per renginys vyks, nes turim mes ir bagį Julius, turim ir kebulinį automobilių. Tai ko jie čia visi į Hansa Flexą prieš sezoną suvažiavo, nežinau, šlangų hidraulinį pasikeisti. Tai va tuoj mes ir pasižiūrėsim. Nu, Egiduk, tai labas rytas, malonu vėl matyti po 2 savaičių pertraukas, pasilgau jau. Pasilgai? Labai pasilgau. Aš kiek tau darbų prigalvojau. Aš įsivaizduoju, ten jau čia 10 punktų minimum. Šiaip tai realiai jau turėtume šiandien pradėti dirbti. Tai galim pradėti. Tai labas rytas. Labas rytas. Tai Egidukai, tai pasako, kas čia šiandien per projektas, kad tiek technikos suvežta, kas čia kasmetinis, kas 2 metinis, esam kažkokį darę. Gal kas 10-tinis. A ne? Da, prieš kokius 7 metus darėm taip pat pas Donatą Hansa Flexą. Buvo Arvidas Galinis ir visi kaip ateina naujokai iš kitų sporto lygų, sakykim. Gali būti ir iš ralio, ir iš būlių, ir iš bet kur, ta prasme, kad automobilį būtume ramus dėl savų automobilių, ta prasme, kroso pirmose etapuose. Atvažiuoja techninės komisijos ekspertas, jis įvertins, apžiūrės kiekvieną, kaip sakant, nuodugniai automobilį ir patars, parodys, pagrumos su pirštu, ką reikia pasidaryti, o ne tai, kad stresuojant varžybų metu, ten prieš varžybas likus pusvalandžiui, ten to nėra, dar tas ne taip, ten taip toliau. Tai sugalvojama tokį vėl padaryti, kad, ta prasme, visiems naujokam būtų ramybė pirmose varžybose, nes aš įsivaizduoju, kad pirmose varžybose visiems yra to streso ir taip labai daug. Ypač naujom mašinom dar arba perdarytom. Ypač naujom mašinom, perdarytom, patiem kaip driveriam naujokam, tai visada yra ta pirminis geriau tada tegul būna ramus dėl savo technikos, tegul stresuoja dėl vairavimo kokio nors, dėl kokio nors kito, dokumentai iš mano pusės sutvarkyti, technika bus jau paruošta, apžiūrėta, tai ką ten besinervuoti tada? Norim užbėgti įvykiam už akių ir pasilengvinti savo gyvenimą šiek tiek. Taip, pasilengvinti savo gyvenimą ir man, kad kuo mažiau būtų lakstymo varžybų metu ten ryte, tuo labiau kaip mes patys organizuojam pirmą etapą, tai aš tikrai ten nenorėsiu kaip klubo vadovas lakstyti, kad ten dar kažkam tai netitinka kažkoks tai vamzdis ar ten kokia buferis ar ten dar kažkas. Tai šiandien va tuos klausimus išsispręsim, susižymėsim pliusus, minusus, pliusų, minusų diena. Ir viskas. Ir ta prasme einam toliau. Tai kas techninis komisaras? Budėjus. Budėjus, supratau. Tai mums pažįstamas irgi iš kroso disciplinų. Taip, jisai yra labai geras mokinys, aš labai jo džiaugiuosi, jo karjerą daugiametę. Jisai yra tiek Janavičiaus, tiek gerbiamo Sauliaus Stanaičio mokinys ir jisai jau nebe mokinys, jis turi ekspertą, kiek žinau, laipsnį. Tai šiandien tikrai mums, manau, atsakys į visus klausimus rūpimus. Tai labiau, kad klubiečių yra, kur išvažiuoja ir į kitas, kaip sakant, šalis, į Latvijas. Tai ten, kad nebūtų, kaip sakant, sunkumų, tai šiandien va tą ir spręsim. Nu va, ir čia Juliaus Kvainausko bagis. Tie, kas žiūrėjote Crossos Inside rubriką, kai mes lankėmės pas Julių, tai matėt, kaip atrodė bagis, plastikai padėti šone, karkasas visas matosi, visi konstrukcijai dalykai dar tik buvo daromi. Ir dabar panašu, kad viskas kaip ir baigta. Tai matėm ir šiek tiek pas Julių videokų socmedijoje, kad jau išvažiavęs buvo ir pasitestuoti, pasivažinėti, išgirdo garsą, pasukiojo vairą. Galim Julius paklausti, kaip čia tie reikalai klojasi. Nu ką, tai sveikas atvyks į Panevėžį. Sveiki. Tai atsiveži bagį ir matom jau dabar jį mes visiškai kitokį, negu matėm tada, kai lankėmės pas tave. Tai ką spėjai nuveikti per tą laiką? Nieko, pasileido ir ką biškį protestavom. Protestuodami išbandėm, viskas kaip ir atlaikė pagrindiniai elementai, niekas nelūžo, kas buvo baisiausia su ašim, gal pusaišiais granatų, grandinės, visokiai tempiai. Viskas vykia kaip ir pusdienis darbo ir
tvarkoju, ką pamečiau priekinius posparnius tokius neapgalvoti, žinai, dėl vibracijos, o visa kita, ko gero, viskas super. Tai nuo to laiko, kai mes pas tave lankėmės, kiek tau ten dar buvo likę tuo metu, kiek laiko užėmė pasidaryti visą tą likutį darbų? Smulkmenos visokios, bet tos smulkmenos daugiausia laiko tu atima, tai aš gal dasivedžiau per 3 savaitės tas smulkmenas visokias ir viso, greičiau kišti į trasą, žinai, įlaužyti, bandyti, kad iki varžybų išsilaužyti visus tos tokius trūkumus ir kipt, vytis visus. Tai dabar trasoj dar tu fiziškai su juo nebuvai, tik tai vietoj pasitestavai pas save, ne? Buvau trasoj, Pavilkio jo, įleido pasitestuot manį, tai pasitestavau, sužinojau bordiūrus, bet testuodamas. Tai šakių prilankstėjau? Ne, viskas, va, kaip yra, tai atlaikė, džiaugiuosi to bent. Supratau. Nu ir kaip jausmas įspūdžiai, kai jau pats trasą įlendi, jau normali trasa, rimta trasa Pavilkė, jau gali kai atsukti, jau šiek tiek pabandyti, žinai, pasitikrinti. Blemba, iš pradžių bijojau, paskui gal po kelių ratų, kai prasukau, susipažinau su juo čiučiut. Galius visko turi, išlipau, pirmas jausmas, kojos dreba. Bet čia geras ženklas. Jo. Nu, žodžiu, čia reiks su juo dabar draugaut ir žiūrėt, ką jisai gali iki galo. Supratau, ko šiandien tikėsi šitą vizitą čia Panevėžy? Geriausių žinių, kad viskas atitinka, viskas proto ribose padaryta, jokių trūkumų dar kažką. Bet faktas, žinai, kai rankų darbas, tai gal kažką atras, kažką dasivesim iki varžybų ir bandysim Lietuvą, Latviją suvažiuoti. Kad tie reiktų paskui sezono metu ten krapštinėtis. Taip, geriau čia parodyti, jeigu pasako, kas kaip, davedam dar laiko yra ir gazuojam. Supratau. Nu, super, gerai, ačiū labai, kad papasakojai, tai žiūrėsim, kaip įvertins komisarai šitą bagiuką, bet principė tai, toks bagis, kokius mes esam realiai pratę matyti bagių klasį. Tai nieko nepasakysi, kad pats paibė pasigamina, kaip sakau, visiškai susilipdė. Čia yra rėmas gamyklinis, o visa kita jau čia yra Juliaus rankų darbas ir sprendimai. Tai, kaip Julius sakė, testavo, kol kas laiko, tai tikėkime, kad ir sezono eigoje bus galima džiaugtis važiavimu, o ne remontais. Nu ką, einam toliau pažiūrėti, kas dar čia šiandien pas mus atvykę. Va, čia viduje jau Donatas Tašiūnas. Labas, Donce. Kaip tu gyvas? Normaliai. Kas nauja pas tavai? Tas pats. Nusiplovi šukionių ledo trasos purvą. Teko paplauti. Tai dabar šiandien ką čia Saudinė tavo, kokie planai, ką ta prasme parodyti, ką pamatyti, nori, kad ekspertai pamatytų? Restriktorių paramatuos, tiksliai ten gal užblombuos, neblombuotas buvo. Nes dabar be restriktorius varės atvirų, ne? Ne, su restriktoriu. Nu, dariau pagal kas priklauso, ta prasme. Pats tekinam čia viską, bet maža gal aliuminis, pastampė binkiek. Pastampė. Taip, tai pasižiūrėti, kad nereiktų pirmas varžybas nuvažiavus, ten dar kažkas kasekus daryti. Pasakys, gal kažkas negerai, kažką pasitvarkyti. O dabar sportinį pasą techninį turi, ne? Turi. Tu darysies naują kažkokią ar pagal tą patį čia? Ne, tai nereikia naują, viskas čia kaip ir yra. Supratau. Bet tai vis tiek, kažko pats dadėjau, gal kažką negerai padariau, pasižiūrės, pasakys. Supratau. Nu, su tą mašinėlę, kaip esam kalbėję per Insaidą, tai eikim prie šitos, apie kurią labai plačiai esam lankėsi, bet galtinio produkto taip ir nematėm. Nu, karičkelė, tai malonu matyti šitą gražią mašiną, kai matėmės Insaidę, tai buvo tokia dar tik tai pradedama burt, o dabar jau turim kaip ir galutinį produktą, ne, galima eiti gal šiek tiek arčiau. Ne visai galutinis dar produktas. Dar reikia biškį posparnį dar. Bet iš esmės jau ready to go mašinėlė, jeigu taip techninė prasme. Kaip ir jo. Tai kiek laiko trukai, kada mes ten palaukus tai buvom? Pavasarį irgi pernai? 2 metai šiaip. 2 metai? Kažkur 2 metai, bet... Nu, žinai, ne kiekvieną dieną prieini. Nu taip, kada laiko turi? Laiko turi prieini, tai čia dabar biškį mėnesį padirbėjau prie jos. Tada vėl numesiu, nestovės darbai, tai... Pabiškį, žinai. Bet dabar jinai jau, ta prasme, važiuot gali, ne? Jau, jo, važiuot gali, vakar buvom čia ant stendo biškį, bet... Kažko čia nieko neprisūkom, nes, na, dar... Rezervo turim daug, tai, žinai, reikia kai kurios mazgus pasikeis, bet... Čia prieš kažką darant reikia, žinai, pasižiūrėti ar laiką šiaip. Man labai įdomu, kiek atsukat, nes kažkaip ir planuoja būti konkurentai šiemet. 2,20. 2,20 marklę? Daug? Ne, nedaug. Nedaug? Čia kas sudėta pas jį, tai, manau, 300 realu nesunkiai. Nu, supratau. O šiaip tai daugiau ką, labai kažkur į trasą, vat, kaip Julius nelendai testuotis, ne? Nieko nebuvo šis. Dar nesibaiginėjom, žinai, tai. Tai tavo planas šiemet bulių krosas?
Nu taip. Aš tai pasakyčiau, žinau, kad man tai per gaila juos kišti bulių krosą. Visi čia sako, Per gražu. kad kiši bulius, bet, nu tai kur man, aš dar nevažiavęs, reikia gimti. Pasirink patirties biškį. Pažiūrėsim, jeigu toks Tomas Markelevičius agresyviai labai važiuos, tai... Ne, Kažką spręsim. Toms visada stengiasi nedaužyti varžovų, ne todėl, kad man savo mašinas gaila, todėl, kad man kitų mašinų gaila. Tai aš ir, žinai, galvoju, savo važiuoju, o ne taurėm, man... Kad aš taurę laimėsiu ir atvažiuosiu sulamdytas, tai man taurė nekompensuoja. Nu taip, čia... Nu, žinai, matysim. Pirmas varžybas bulių tikrai važiuosiu. Žiūrėsim, kas ten gaunas. Supratau. Ir, ką žinai, maigoj viskas. Supratau. Nu gerai, super, gerai atrodo. Šiaip dizainas tai žiauriai geras. Nu. Fairas, viską. Perdažėm čia, būrėm, sparnai, antrą golfą uždėti gale. Bet gražiai žiūris, visai fenderiai tinka tie, nu. Nu, žinai, kaip nori kažką pridarai, bet... Spoileriukas, va, varcuškins. Ne, gražus, labai gražus. Leonas to labiau, kad setų Leonų mes, man atrodo, kad krosę ir net nesam turėję. Nu, čia mes turim va tokią mašiną, kur gali įveiti kabinetą kiaurai, va tai va, įveit gali. Ateik čia, Rakelį, papasakok, kas čia liko ir ko neliko po praeitų metų, kas čia per dabar rebuildai vyksta ir kiek padaryta, kas likę. Kas likę, tai likę viskas. Likę viskas. Viskas dar likę, pagal ko savo perdarinėjom, tai kas, nu, biškai mažiau, kad daužytis, tvirtinom viską, dedam, kitus biškai gražinam kažką ir viskas. O daugiau tai čia viskas tas pats, ne? Tai čia viską daraisi Joniškio žemės ūkio mokykloje, ne? Jo. Jau ten nusivežė, zipus, visus įrankius. Ten jau ten antras, trečias jau garažas. Trečias garažas, da. Skaičiuoju. Nu ir kaip ten mokykloje patalpos, kaip ten sąlygos, galimybės dirbti? Visus. Viskas Patenkite, esam baisiai, nes, nu, tikrai ne viskas, krūvai didelės patalpos, tu įsiveži viską, paskui viskas tvarkiai, gražiai įsidėliuoji viskas, nes ne taip, kad iš vieną garažą į kitą, žinai, kaip mėtais, o dabar viskas, vieną krūvai didelės patalpos, viskas yra, tai tik tais dirbti. Žinai, kokį bairį šausi? Va tokioj mokyklai faina pasilikti po pamokų, ne? Jeigu palieka po pamokų, tai gali ir sėdėti ap garažį ir sėdėti. Būtum, ką ateini ir iš barako pasižiūrėti, ką čia veikia, panašiai pasižiūrėti, biškai pasipotkinti kažką, žinai, bet... Nu, bet va, kažką krapštamas, kažką bandom spėti. Tai dabar ką, matom praktiškai nieko nėra, tai su motoro dėžė kažkas darysis, 100 kam buvo? Tai 100 tik, kad indeklus pasikeis, tokias galvas pasitikrint buvo išlinkus jau. Viską reikia susiremontuoti, jau tas variklis surinks beveik. Vanas ten daug beliko užsidėti, o dėžė tai standartas bus ta pati, man rodos, 5 bėgiai arba 6 bėgiai. Nežinau irgi dar, bet greičiausiai, kad 5 bėgiai. Ta originalė, kur ten labai stipriai lūžta, greičiausiai. Kėbulą kažką dažysi, špakliuosi, vyrinsi? Jo, dažysim. Nebespėjom dabar, tai nedarėm, o dabar prasidės, pabiškai variklis dėsis, dažys variklis, skyriai, vidui, vamzdžiai, viskas dažysis, jau palengva dėsis, jau į krūvą, jau lydysim pabiškai jau. Nes jau reikia, kad tik spėtų. Gal spėsit. O klausyk, šiandien planas tavo ir misija yra, ką išsiaiškinti, ką išgirsti iš komisaro, kas rūpi pačiam? Viskas, kas su saugumu susiję, nes, nu, vis tiek buvo važiuota, vis tiek taip, kad nupirkta su ta gaida, kad bulėse buvo važiavas. Bet vamzdžiai atitika pirmam išvažiavimui, kai darėm Aukštaitį čia prieš 2 metus, dar su 1.6 varikliu. Tai Ukmergėj, kai jam technikinė, tai pasakė mums, kad esame matėme į baisesnio čempionate. Tai su tą mintim važiavau čia, kad beveik gerai viskas yra, tikrai kažką dasidaryti. Prieš 2 metus, kas buvo pasakyta. Kažką dasidarysim, ką pasakys, įsivirinsim, pasidarysim, bandysim. Laiko tam dar ir mėnesį su viršum beveik 2. Taip, aišku, 2 mašinas yra. Na taip, kaip su Moncelės reikalai mašina? Apkatkę darom, Aha. O daugiau irgi. Lipdim viskas, buvo irgi dažyti. Aišku, reikia Kysą išsikviesti. Sakė, Kysą labiau nori Monikas mašiną dažyti. Na, Kysą dažytais geras. Kysą linkėjimai, žinau, kad žiūri video, tai Kysą gražiai nudažyk be patioko, žinau, kad moki. Sakė, Putinas skambina, sakė, be manęs nekiša rankas, taip pasakė. Supratau. Nu gerai, tai ką, tai prieisim dar kartą prie automobilio, kai jau techninis komisaras bus. O dabar eikim dar mes pasikalbėti su kitais dalyviais, kurie čia suvežė savo mašiną. O Golfas čia kieno oranžinis? Irmanto. Vaiko, jo. Irmanto vaiko? Jo. O, matai, pasirodo, mes dar turėsim ir dar vieną naują narį, tai Irmanto Šuminsko, kuris važiuoja sunkiuoju bulium sūnus. Tai reiks daryti atskirą insaidą turbūt, nu. Nu ir čia stovi oranžinis Golfas, nežinau, man gal matytas, gal buvęs iš Biržų komandos, gal, ne?
Iš Biržų, jo. Ir dabar čia mes turim Irmantą Šuminską. Labas, Irme. Labas. Čia tavo sūnus? Taip. Koks tavo vardas? Klaidas. Koks? Klaidas. Klaidas, labas Klaidai. Malonu susipažinti ir kaip suprantu, čia yra tavo mašina? Ja. Tai dabar kaip čia sugalvoji, kad čia krosas bus? Nežinau, tiesiog žaidžiau tam kompiuterinius žaidimus. Ir... Ai, per kompą žaidinus treninį, kad įdomiau važiuoti? Ja. Tuo labiau, kai tėtė pats važiuojant? Ja. Supratau, tai Apie dabą. aš dabar, kaip suprantu, automobilis iš Biržų ir kas su jo, Holopovas važiavo? Holopovas, jo. Nupirko, tai ne, čia 1.6. 1.6. Pačiai pradžiai vienuolį. Na, pradžių gal sakyčiau užteks. Supratau. Paskui matysim. Tai šiandien irgi atvarėt tam, kad parodyt komisarui ir viskas gerai? Ko reikia, ką persidaryti prieš varžybas, kad nebūtų jokių defektų. Supratau. Tai pats su šituo jau modeliu bandėjai pravažiuoti Ja, kažkur? biškį. Biškių. Smagus? Ja. Tai pirmą mašiną sportinę tavo? Ja. Supratau. Turim trasą, važiuoji trasoj prie namų padarėm asmeninę. O, kaip gerai tai. Yra kur važiuoti. Supratau. Tikrai norėtųsi dabar pasikalbėti daugiau apie tos dalykus, kaip Klaidas čia į tą sportą įklimpo, kaip ruošiasi įklimpti, bet mes tą palikime Crossas Inside rubrikai. Atvažiuosim asmeniškai į garažą, kai bus paruošta plius minus ten viskas. Taip, pasikviesim, kai bus suruošta. Jo, ir tada pakalbėsim nuodugniau, išsamiau pasidarysim platų, žinai. Tai šiandien, kaip sakau, kad neišduot, neatverst visų kortų, padarysim siužetą apie Klaidą Crossas Inside rubrikai. Nu ką, einam dar prie kitų automobilių. Nu, žodžiu, toliau tęsiasi mūsų ekskursija po Hansa Flex dirbtuvės, tai labai ačiū Hansa Flexui, Panevėžė, kad priėmė čia mus su savo sportiniais automobiliais į savo angarą, kur turim progą apžiūrėti mašinas ir paskui komisaras jas įvertins. Tai čia yra, kaip matot, iš spalvos ir iš užrašo Osvaldo Pukėno Hondelė. Labas. Labas. Tai senai matytas? Nu, biški buvo pertraukas. Kiek čia praleidai dabar laiką? Metų sezoną. Vieną sezoną nevažiavai, ne? Ja. Supratau, tai dabar ką, šiemet planas kažkoks atsitiko? Čampas. Čampas, ne? Čia 1.6. Jo. Paprasta mašina. Bet tai kad lėki kaip beprotą. Nu, dabar biški važiuoti turėtų. Tai kas įvyko per tuos nevažiuotus metus su technika? Su šitą mašiną, tai galiu pasakyti, kai seniau filmavom, kad iš tikrųjų šitai mašinai buvo padaryta tiek, kad buvo jinai visa per naują surinkta. Visiškai. Nes buvau Mantui Gurkšniui biški išnamas, pasivažinėję, tai Latvijai biški buvo gerai apibaladuoja. Ai, teko ir kėbulą daryti, ne? Jo. Tai čia jinai ir šviežiai dažyta, matau, čia visiškai. Metais. Dabar mašina surinkta, dabar atrodo, kad jinai net nebuvo važiuoti. Nu taip, panašiu, žinok, visiškai išvarų naują kūrinį, stiklai sveiki, blizgas, kardos, gražu. Sunkiausia tai buvo gauti detalių šitai mašinai. Nebėra jau šitiem kėbulam nieko, ne? Jo, tai Alytui suradau žmogų, kur stiklus užsakė ir atvežė. O, geras. Tai šitie dabar su stiklais problemų nebeturėčiau. Nu tai, nes nu šiaip, tai, pavyzdžiui, manau, kad šruotose tokių kėbulų tai iš vis nieko nėra. Ja, tai dar šiais metais prisidėjo prie mūsų Hada, nes manau, Crossas čia daug važiuos su Hada vėliavom šiais metais. O Hada yra kas? Stepalus, kur pardavinėja realizantus visokius. A, supratau, tai žodžiu, ir tavo to pačiu rėmėjas, ne, Hada? Biškidas idėja, paskui dar seniai rėmėjai prisijungė vėl šiais metais. Tai ačiū Jonui, Lylijai, Aleknavičiam, kurie dar vis manim tiki. Tai va, mechanika ir mėginsim važiuoti šiais metais čempionatą. Smagu, kad yra tų rėmėjų, kad tų partnerių, nes žinai, kaip sakau, iš savų, kai pradedi skaičiuoti, tai ten baisų skaičiai. Labai dėkuoju šiam. Iš kišenės savo šeimos, jeigu taip išėjau. Nu ką, galiu pasakyti, šiaip mašiną važiuoju, aš ir pats gal nesu ten labai jau šumacheris toks geras, bet, nu ką žinau, šiaip silpniausia vieta tai bus šiais metais, aš manau, su varikliu. Šia dinozauras su dinozaurų varikliu, tai... Tai čia 96 kW? Jo, paprastas dohas. Nieka neina iš jo atsukti. Nes čia vakumai, žodžiu. Bet tu šiaip važiuot moki? Dėžę šiais metais biškai padarėm, tai gal ratus uždėjom 15. Iš dėžės gal dar kažkiek kompensuosi, žinai. Gal kažkiek. O klausyk, o tas Subaru žalias superkaras? Subaru šiais bus... Ką aš tau galiu papasakoti, Subaru irgi važiuojantį, jau beveik visa sudėta, ten detalę surinkam. Tai kažką nudžiuginsiu iš Bulio, superkarus gal išvažiuosi. Durs, nu da Pukėną pas mane klasį betrūka. Aš jau pradėjau skaičiuoti per kiek pozicijų žemyn nuo top 3 leisės. Tai turėsim Strižiūną, turėsim Pukėną pas mane superkaruose, tuose upenuose. Nu gerai, bet bus smagu, žodžiu, nu. Nežinau, aš čia norėjau
nudžiuginta, kai mašiną atsivešiu, bet tekto jau. Iš anksto nudžiuginta, kad daugiau pasinervuočiau, ne? Kad pasiruoštų. Nu gerai, šiaip smagu, viskas gerai. Nu tai ką, tai dabar irgi rūpi pačiam, ką komisaras pažiūrės, apžiūrės, ko trūks ar ne gal. Sakė, čia vamzdžių trūko tada, bet šiaip tą mašiną važiavusgi Latvijai ralį, tai aš nežinau, kaip čia gali kažko trūkti. Nu tai jeigu jinai turėjo tuo metu ten kažkokį išduotą sportinį pasą, nu, pagal ralio schemą, tai... Turėjo, bet tai aš nežinau. Nepulsigi dabar homologuotų lankų, ta prasme, nu, ne homologuotų, nu, su sport pasų lankų kaip perdarinėt, nu, nesąmonė. Ne, tai čia net neverta tą mašiną, manau, tiek. Supratau. Nu gerai, tai laukim komisaro verdiktą, pažiūrėsim, kas bus. Bet šiaip ledas, uoga, žaliuokė. Kaip ten žvėri sakė ant juos? Baklažans? Ne, baklažans biški tamsesnis, žaliuokė. Nu ką, čia jau atidaryti kapotai, jau verda kažkokie darbai, automobiliai inspektuojami. Ryčka iš karto užsirašinėja. Pastabas. Labas, malonu matyti. Smagu tave matyti, Panevėžy, darbelę šiandien tau atiduosim biškį. Nu jo, truputį nusimato. Supratau. Tai čia pirma mašinėlė dabar nuo ko pradedi? Jo, dabar pirma. Supratau. Nu tai gerai? Po truputį per visas eisim. Per visas eisim. Gerai, netrukdau tada aiškinti tas procesus. Paskui paklausim, kas gerai, kas ne. Tai tik tai dėl vaizdo. Jo, ir tada... Blogai tada? Jo, blogai, jis turi būti su plokštelė ir į dugną. Į dugną? Jo. Nesvarbu, čia originali vieta. Nes turi būti į apačią ir arba statmenai, arba į galą. Tai manau, šoninį iš šoninį. Žvėrit, jausmus panašus kaip prieš tieką su gatvinė mašina. Prieš su gatvinė paprasčiau būna viskas. Homologacijos nematau. Ai, blogai jau pasibaigus? Ne tai, kad pasibaigus, bet aš homologacijos nematau. Turi būti... Nu, gal aš ieškai kažko... Turi būti bent... Mano kažkada važiavo Audinė dizelis. Audinė dizelis važiavo, Kairaitis senais laikais. Bus dar viena. Nes Kairaičio važiuodavo, atsimenu, stipriai, bet trumpai. Jo. 2-3 ratai pravažiuodavo po to. Jo, ten vos ten ratą visus pavyję ir tad sustoja. Na tikėkime, stričkai nebus to navarota. Gal neperkais. Gal neperkais saliarką. Tobulėja laikai, gal biškai. Tobulėja laikai, nu, technologijas. Ne iš Newtono važiuosim. Ne iš Newtono. Ričkelė, turėsi dar ką veikti prie mašinėlės, ar daug maž gerai? Sarašiuką užsirašiai smulkmenėlį, visokių. Bet nieko baisaus tokia, kad ten nevažiuojas ir viskas. Ne. Pasitvarkai kažką, pasikoreguoji? Labiau finansiškai daugiau kainuos, nes ta sėdynė, diržai va tokie brangesni. Supratau. O taip, tai čia... Viskas padaroma. Mielačius. Supratau. Nu, gerai. Nu, Algirdai, ką apie setą trumpai tikrinta? Kiek ten darbelė dar bus Ričkeliai? Namų darbų gaus. Pasikeis sėdynės, diržus, visas skylės užsikaišiot. Šiaip tai kaip ir normaliai. Nedaug ten trūksta iki trasos? Ne. Supratau. Nu ką, dabar einam prie kito dalyką. Bagiukas. Bagiukas ant stalo. Sportinis užsienietiškas pasas. Lankų sertifikatas. Būda ant kūro bagio, tai va, užlipi. Ir susėdai jisai, taip žinai, čiūtė iki dugno. Ant dva, žiūrėk, kutis nevartik. Kiet? Realiai į slalomą gali važiuoti. Ant asfalto. Daryti iš kokio
arba iš šaliumo, arba iš kokios nedegančios. Nuo pat apačios čia iki pat viršaus plokštė. Iki pat viršaus? Jo, iki pat viršaus. Tada tikrai nesigadinės. Čia pertvara turi būti? Nes galvoju, žinai, nenorėjau, kai Europai uždengti čia visko. Jau geriau čia originaliai viskas buvo likę. Nu, jo, bet čia kelintų metų. 18. Tai gal pas jos ir nereikalauja, kad pilnai būtų uždengta. Šiaip geriau viską užsidengti. Jo, kad ramu buvo. Bet jį dabar dengt nuo šitų tada vietų kažkaip. Ar nuo čia tiesiai? Nuo čia tiesiai. Nuo čia tiesiai ir viskas, ar? Na ir okei tada. Atsišau. Gali kokios, tai gal aš. Aš tada sprendžiu. Kas po kapotu? Obelės stiprintuvas. Viskas geriausiai ir iš obelės. Rami galva. Nebus problemas. Dar reikia aviaciją viską sudėti. Su rajonu. Turi būti jungtis, ne? Bet tai čia Europoje. Na. Lietuva, Latvija, nemanau, kad kabinsis. Ai, žemyniško ar to neturi būti? Ta prasme, negali būti daugiau negu 20 laipsnių priekį. Čia tikrai daugiau. Tai jeigu tau išeina tas sagtis, perstaryti į galą. Iš galų užkabinimo. Jo. Gerai. Nu, Algirdai, kokie pirminiai pastebėjimai su tuo pusiau rankų darbo bagiu? Pusiau rankų darbo. Nu, diržų tvirtinimai truputį ne ten, kur reikia. Aha. Ir reikia čia pilnai užsidengti šitą vietą nuo variklio skyriaus. Kad nebūtų jokio erdvės. O daugiau kaip ir viskas gerai. Supratau. Ai, gerai. Ne, tai neatsiūsi. Nu, tik ką, Julių labai nenugąsdino komisaras, kaip suprantu. Tikėjausi blogiau, bet kol kas viskas gerai. Smulkmenėlės. Smulkmenėlės, kai Europoje pilnai ugnesinė, iki žemės, iki stogo. Ir saugos diržai biškutuką pakoreguoti. Pozicija ir viskas. Nu, super. Faina girdėti, kad viską gerai padarai. Smagu ir man. Kad geresnės nuotraukas būtų. Be mašinų, kuo daugiau, mažiau mašinų. 100%, blėt. Nu ką, Osvaldas persivaro savo CRX-ą į pagrindinį tikrinimo garažą. Šiek tiek užleisim Osvaldą eilę į priekį, nes skuba namo valgyti kibiniukų mamos iškeptų labai skanių. Tai va, Osvaldas dabar pastatė savo CRX-ą. Žiūrėsim, kaip vertins komisarai jo šitą žaliuokę. O dabar dėl šitos mašinos. Šitas taip ir bus čia. Kas? Akum. Ne, šitą dabar mečiau, kad užkur. Bet pasižymėk, kad tai reikia sutvarkyti. Kur yra ta tablička? Yra labas, baltas šašinukas ir rašykis, jeigu kažkas kažkas. Arba čia priekis. Jisai turėjęs sportinį pasą. Jo, rodė. Ir šuo sugriaužė tą pasą. Jie skamba, kai mokyklai nepadariu namų darbų, nes suėdė katė. Bet tai ta tablička turi būti? Ne, tai. Nežinau, aš irgi neradau jos. Neradai? Ne. Tai tada pravus, nieko aš nepadarysiu. Būna, kad suėda šunis pasas. Būna ir paskęsta. Išskalbė. Išskalbė. O ta šuo, kai suėdė, dar bandė kažkaip atimti? Ne, čia gedą reikia klausti. A, čia jam suėdė? Jo. Bet žinok, man tai gražiai, kad pasijai su panėlė va, mašina. O tai palikta va, panėlė. Neišdraskyta ten. Gražiai. Pas vis panėlės. A ne? Privalom. Ai, privalomas panėlės. Geras.
Salonus tik nesirps. Bet man patinka gražiai panėlė tvarkingai, va, viską neišdraskyti, nieks neišslopytų. Magas ir kasėtę va gali kišti. O, ką mes čia turim? Diplomų iš pernai metus, už dalyvavimo varžybas? Ne, sportinio automobilio pasas. Galim persilenkti ir savo prisidaryti. Vieną audinį man čia. Turiu 2 sportinius pasus audiniai. Atkeliavo. O, prikėlis buvo, senai buvo atidaręs. Senai. Kaip skaniai pakvypo. Benzinieną, 98 iš kvapą. Sakau, kad aš skiriu kūrą. Nu, Algirdai, ką su šituo civikėliu CRX-u apžiūrėjai? Kažkada buvo padarytas gražiai. Krosą per akis. Ne? Užtenka, viskas gerai. Lankų ten visokių dalykų sočiai, viskas tinka. Tai čia ralinėje lankai. Jo, sakė, kad ralinėje. Tai jau jų nebeperdarinės, nebepapildysi kažko jau. Kad net nėra ką pildyti. Nėra ką pildyti. Nu ką, graži tvarkinga mašina. Tai pirmą mašiną šiandien be pastabų gal tokių labai? Nu, kaip ir jo, tai galėjo diržus dar atsivežti. Ai. Bet jeigu tvirtinimui diržų vietos, ta prasme, logiškos, tai lieka tik pačią diržą, homologacija ten kažkokia. Tikrai tai. Ką Osvaldai pildai? Paskutinį kartą tiek dokumentų pildžiau, kaip paskolą ėmiau buvau taip ir. Bet klausyk, pakalbėjau su komisaru, tai labai neblogai vertina mašiną. Ja. Sakė, nu viskas tvarkingai, praktiškai jokių priekaištų nėra, ten tik tai dėl diržų kažkas, tai ten, kad ir diržų dabar, nu, bet nu, šiaip tu turi tos diržus. Namie nauji, iš Subaru reiks iš čia. Tai va, ta prasme, daugiau nėra, net prie ko prisikabinti, net pastabų praktiškai nėra. Kaina kils, manau? Kils. Viena pastabėlė buvo, kad ugniaseniai esančias skylės variklės skyriui turi būti uždengtas, bet daugiau viskas gerai, ledas. Ledinė mašina. Kaina kils. Varai? Iki pasimatymo kur nors. Pirmame etape. Davai. Nu ką, čia inspektorius, komisaras jau prie žvėrą mašinos. Atkabinta? Ne, nereikia. Jau pažiūrėjau, bet viskas ten gerai. Man čia buvo kažkur kupiškai prisikabinė, kad ant veidrodis uždengtas su kameras monitoriu. O koks skirtumas? Vat nežinau. O tai pas tave, tipo, ta kamera kaip veidrodis? Jo, jinai va čia va galas. Nu, kamera va čia užvėta. O per veidrodį, nu, tie vamžiai, ten tas plastikas galynis, ten niekad, nu, realiai normaliai nesimato. Bet jis, nu, nėra pritvirtintas ant tiek, kad aš jau negalėčiau nuimti, ateiškiam pritraukti ten normaliai ir viskas. Bet ta prasme, vat klausimas, ar galim ar ne. Parašyta, kad veidrodis turi būti. Nu, jis yra. Bet kaip ir netikras. Ir funkcija atlieka, neatlieka. Čia kitas klausimas, ne? Žiūrėk, šitus nusiimsiu ir sudėk normalias pagalvėlės. Tas jau sportinis. Ja. O šitas jos... Netinka, jos degančios. Sportinės jos nedegančios? Ne. Šitas galėjai Donce man atiduoti. Aš naudosiu. Tai net ir 2 eurų nusipirkti. Aš nežinau, technikos parduotuviai. Supratau. Va, kaip atrodė Bulka iki Doncės. Čia Sereikos buvęs automobilis, jau tada buvo su sport pasu. Čia va irgi, kad nesišviestų šonuose. Ar čia užtepti kokio hermetiko galim? Jo, gali ar hermetiko, ar su juosta užklijuoti.
Viskas. Arrivederci. Arrivederci. Iki. Visa. Čiau. Iki. Ir aš norėčiau čia ne ant mano vardą ir čia išeitų persidaryti ant savo tą pasą. Galima čia įrašyti. Šiaip jokio skirtumo. Ja. Tau papildomai mokėti 7 eurų, kad vardą pakeiti. Klubus nemoka už tai. Jau čia snelio klaus, ar sumokės. Ege, 7 eurų naujas sportinis pasas kainuoja žvėriai. Klubus moka ar vairuotis moka ant pasą? Neišgirdau. Klubus. Donce nori atsinaujinti sportinį pasą. Nuotraukas būtų normalias. Bet čia ir duomenys gal seni? Tai čia pas jį buvo gal 2-3 motorus, aš kiek atsimenu. Nu, pastaigi čia 1.8 turbaks. Daržus turiu naujus, šiaip iš Notkos nusipirkau nesenai. Pasikeis. Gerai. Nu, Donatai, pastabėlės kažkokios tai Ir didelės. labai minimalės. Nieko baisaus, ne? Ne, nieko baisaus, kaip ir viskas gerai. Porą... Kažkur užsirašiau. Užsirašy, žodžiu. Ai, kevalai, kurių tau reikia normalių užsidėti. Ir radiatoriaus dėžės sandari turi būti. Supratau. Šiek tiek ir skilučių, tai ten užknėdit kažką, kur mažas skylės užpakliuoti. Na, gerai. Polirolę daugiau. Super. Tai Algirdai dar viena mašina, kuri tokia, sakykim, arti to, kad visiškai... Tai jau su sportiniu pasu, tik tai minimaliai pasitvarkyti reikės. LED barą reiks, nenusimti. Tikrai tai. Nereikia krosą nereikia. Nebent naktinis būtų. Blem, gal darysim naktinį krosą, kaip kažkada buvo Krakšduos, kur ten. Ir realiai ir tam pačiam pavilkėti, manau, buvo irgi naktinis krosas kažkada senai. Su LED barais reikėjo važiuoti. Niekas neturėjo dar tik LED barą. Prie Brazauską čia buvo senai. Nu, kokiais 98-ais. Nu ką, einam į kitą patalpą, dar vieną modelį turim. Eisim prie modelio, kuris atrodys dabar visiškai kitaip, negu žiūrėjom iki šiol. Plikas, išrengtas, išimtas, nuskardintas. Okei. Tai va, tai dabar, žodžiu, plikas, kebuliukas. Einam. Viskas gražu ir atvira, viskas matosi. Ir atvežėm, kad prasme, nes jisai važiavo mini krosę pernai. Ir jisai buvo prizmė ir neturėjo jokio dokumentą. Bet šiaip minikrosė jau labai nieks tai ir nieko nesakė. Niekas labai ten nesakė. Mes dabar norim, kad važiuotų lygiai tas pats, toj B lygoje ir kad tavo įvertinimas. Na, iš čia nėra nei motoro nieko, bet tai prasme, kad dėl lankų, sėdynės tvirtinimo, dar visokių kitų dalykų, žinai, kad... Gerai, peržiūrės. Na, tai va. Aš atvežiau pliką visiškai, kad jūs matytumėte. Čia kad neturi kas tai. Ko tylit jūs? Ko taip tylit? Nutyla tik visi. Gal geras ženklas, apraisim? Atsinešdavo baltą lapą. Atsineš baltą lapą. 2 lapus pasim. Ne, nu ką dabar čia viskas čia matosi atvirai. Tai... Geriau šiandien išsikalbėti ir pasakys, kas negerai žinos, ką paslėpti. Turėtų vamzdis būti 50-inis transportas. Čia tas mums teko įdėta, kad kas nors duoti. Aš norėjau klausti, ką čia reikia. Čia tas, apitempėjai. Paruošinas draugui. Nu, Algirdai, ką matai? Plika kėbų. Bet gerai, viskas aiškiai matosi. Nu. Nežinau, koks bus originalus. Akumuliatorių, aš nežinau, net šiaip žadėjau į galą statyti akumuliatorių. Spėjau, kad čia statysiu akumuliatorių. Laidus vėsis į priekį. Tai čia bus akumus. Tai tą akumą į dėžę kažką. Tai taip, dėžė, laikikliai 2, kaip priklauso.
Šičia atsileisi. Ja, čia turi būti kažkas įdėta, kad nesusikabintų, tai žinau, irgi toks kaip... Nebūtina. Šitus irgi atsileis, kad du pirštai tilptų ir dar grįžtų. Aha. Kai pirmą etapą atvažiavus vien šį variklį prieš 3 metus pas Valiuką, tai Valiuks čia visur su veidrodėliai praėjo, sakė, esu matęs ir baisiau čempionatą. Tai va, jie kažkaip... Čia irgi užsidengs. Viską čia, žinau, čia atvežiu, sakau, nieko neruoš tava. Viskas. Užšlifuosim su bulgarkė. Kas negerai? Čia kampui svarkė palikus aštri dabar. Tu iš vitrin paės biškį. Ja, esu iš vitrinės svarkė, sėkmė. Nu, tik bet įmanoma. Užvitrins ant bulgarkės jam gerai. Ja. Daugiau tai čia viskas, čia puslės stovės, čia užsidarys, nes čia tokie skardas gal darysim, nes per čia laidus vėsim. Čia laidai ir kurs čia bus, bet laidai per čia viskas tokia užsidarinės. Vairas stiprintų stovės. Čia tas netvirtinim, čia radiatorius dedas toj vietoje, balkius originalus dedas. O daugiau tas iš 20 bus teliks. Žinai, kur skaityti, kaip Ja, tai buvo viskas padaryta, kadangi Čia tas, kuris skaito dokumentus. Čia va tokie geriausi. Nu, tai Algirdai, iš to, ką Roks atvežė, ką matai, kokia situacija? Nu, čia gražiai viskas padaryta, tik kad trūksta visų likusių dalių. Nu. Šiek tiek gerai čia viskas. Bet lankai, visa kita. Ja, viskas gerai. Vienintelė pastaba dėl tvirtinimo diržų, ne tam? Ja, apatinio diržų tvirtinimas net taip padarytas, kaip turi būti. Supratau. Bet jis turi galimybės ir darbo jėgos, ten turi visą mokyklą pajungęs. Tai per kiek laiką planuojat susiburti viską, taip va, su visom pastabom ir va, pilnai viską? Pilnai viską. 2 pamokas. 2 savaitgalį, daug dėl. Ne, iki balandžio mėnesio, iki balandžio vidurį man reikia jau variklį dėti padaryti ją važiuojančią bent jau. Man laukia viskas toliau, visi arkliai, kumeliai laukia, reikia tą atgaudyti. O visas body, tai manau, čia bus jau body ir dažėms visas bus jau, manau, kad čia ant dienų. Kad tik tais limpačiais dažais net važiuotumėm, čia bus. Ir darbus komisaras smarkiai nepridavė didelių labai, kad šitos pusės. Taip, tas smagu, kad nepridavė. Labai daug, mažiau darbų bus. Nu ką, ir liko mums vienas automobilis. Jisai turi tą sportinį pasą. Yra sportinis pasiukas senobinis kažkoks. O, koks. Seno pavyzdžio. Old schoolas. Pasas išduotas kada? 2, neaišku. Ne, 2. Po 2000-ųjų kažkada. Bet iki 20-ųjų. Šuns nesuvalgė. Geltons kažkada buvo. Tai va, ir kadangi senai irgi ta technika buvus, kaip pasakyti, čempionate kažkur, tai irgi reikia taip pat apžiūrėti ir kad va mėnesiui likus žmonėms surodyti, žinai, kaip sakant. Kad būtų darbo mėnesį. Ir aš galvoju, kad visą šitą dalyką jūs lygiai taip pat kaip ir Donce galit susitvarkyti šiandien, kad išsimti ant savęs. Tai ant vaikų. Nu, tai gal ant tėvo gerai. Pasimsi ir, ta prasme, turėsi grinai savo mašiną sportinį pasą ir nebebus senas tas, tą galėsi pasidėti lentyną, kaip relikviją prisiminti. Nu, jau sakė, ką nors blogo? Ai, mes iš bendrų apsišvietimų, kaip sėdinės diržai tvirtinas, kur kad būtų taisyklingai. Rado blogo kažką? Ne, aš tiesiog klausiu, kur šurnės dės vis tiek šešiųgi diržų tas. Taškų. Taškų, kad kur prisidėti tuos tvirtinimus. Nu. Nereiktų iš galvas. Taip. Irgi ta pati problema, ne, su vieta? Ten nėra. Ai, čia nėra. Tai jie iškart daryti teisingai ten, kad biškį būtų atgal pastumta, ne? Va, visa informacija, kur, kaip, kas turi būti. Atsimins? Tai tu atsimink. Ai, Donce tu daro maštą, ne? Viską Donce daro. Ačiū Donatai, labai padedu. Tai tas tai... Visą pravodkę, visą dins. Tas tai gerai daro, tas žino, kaip. Jo. Gali užvėrinti arba gali suvaržti daryti. O ten šiaip tai būna ir apvalus, tik tais ten tą vtulką reikia vidų dėti, esu matęs ir ant kvalių.
Pamišiu. Bet ta prasme turi per vamsdėjto, ne kažkas plokštelės. Jo, ne kaip čia va. Jo. Tai jau paprašiau gautas. Čia ką? Ne, tai... Taip, va ir už apatį. Ką nebūtų to kampo aštraus, ne? Kad sueitų su lik sparnu. Tai iki čia užtenka, ar toliau biškai? Ja, čia geriau. Gražiai suvesti su sparnu. Jau geriau. Taip. Bet blemba, bet čia labai gražiai suvesta, nu. Bet žinai, Nes jeigu tas nuluš paskui, žinai, tas liks atsikyšęs aštrus. Kiek čia reikia daug viską pragalvoti. Čia tuos laidus tvarkysim dabar čia. Matėt kas nors kaip masės išjungėjus padaryti? Darbą įvačiu. Ne. Parodyk. Ką aš čia suprantu? Aš čia nieką nesuprantu. Va čia va. A kas negerai? Nu tai kaip tau vienas su kitu sujungta, kuris turi jungiklis būti, taigi turi čia ateiti iš čia išeiti. Na čia iš karto bratkę padaryti. Štypa negerai. Negerai? Jis ne elektrikas. Aš ne elektrikas. Jeigu šiandien sakai praupytę... Suksim praupytę vakar per 10 tada... Tik juoda ir su ragais ir visko. Nu, dovanų. Bus dovanų vaikui. čia baka dar su 2 diržais. Pritvirtinti prie duklio. Su metaliniai. Užsirašyk ir viską užsirašyk. Iš kvapą 95 benzas gali būti? Gali. Mat, ką aš tik specialistas, benzą uostymą. Iš družbą su tuo tepal dar raudu. Jo. Su žaliu. Mūsų bent jau visi taip. Gal tik dabar pastebėjau. Bet jie atidarė žemę, nesimato. Todėl, kad kaip užpisa ten žemė, negali šakės va tos per varžybas pasikeisti. Tai čia iš viršaus veržlė, būna uždėta jau, tai iš apačios ir iš viršaus pisa atsisuk šakė. Viršus prasisuka, ten būna po šašą prikabinta, elekertuota veržlė, suki ir nulūžtų, ir sukas ratu. Net pas Šatkauskas matys. Taip. Todėl, nebent kažkas vangelį atsidaro normaliai tarsi nebent. Bet ta prasme pas daugo čia yra. Nu, Irmi, koks rašiuks tavo? Ai, nu, 6 punktai vyrna. Tai nusipirks. Nusipirks, nekarvė, tikrai nori. Algirdai, kaip su šita mašinėlė reikalai? Nu, kaip senai važiavus, tai reikės truputį dar padirbėti, bet šiaip. Atsinaujint kai kurios dalykus, net institucijos tokius pasikeitinėt. Saugumą atsinaujint, nes irgi, tarkim, priekį net nėra apačioje diržų tvirtinimo. Nėra buvę, ta prasme, net dėta. Tais laikais ir 4 taškų diržai buvo galimi. Šiaip tai viskas gerai. Irgi pasitobulins ir galės važiuoti. Nu, smagu. Turi laiko iki pirmo etapo, tai... Nė vienas mašinas šiandien praktiškai ir neatmetė taip, kad ne, blogai, vamzdžiai blogai, važiuokit. Ne, dėl to tai viskas gerai. Vamzdžiai gerai. Du šitas irgi, va, su sertifikatu. Nu jau. Turi savo. Supratau, nu smagu. Automobilių patikrinimai baigti ir kokią išvadą, kaip mums čia sekės šiandien? Išvada tokia, kad aš pats asmeniškai patenkintas, kad iniciatyviai patys sportininkai užsiėmė šito klausimu ir aš manau, kad su eksperto pagalba tikrai, ką ir kalbėjom pradžioje dienos, kad atsakė į tuos visus klausimus, susirodė pirštu. Nu tai dabar čia jau jų pačių yra bėda, ta prasme, jeigu jie nepasidarys tų namų darbų, o jeigu ir pasidarys, tai labai gerai ir, ta prasme, galėsim rame dušę startuoti Lietuvos čempionate ir manau, kad tokie susibūrimai yra tam, kad skatyti iš tų paprastesnių automobiliukų kilti aukštyn, taip toliau. Tai va šita diena labai fainiai praėjo, labai ramiai. Mačiau, kad tikrai atidirba savo darbas, tikrai nuodugniai parodė viską, visus minusus, tai labai faina iš tikrųjų. Labai džiaugiuosi šitą dieną, tai išvažiavo visi patenkinti namo, tai liko keli, kurie susitvarkys dar paperizmą visą, dokumentus ir viskas tvarkoja. Tai va, atgavom sportinius pasus, kurie buvo paklydę. Tai va. Nu ir ką, susitiksim gegužės 4
Lietuvos pirmam čempionate, kurį organizuoja Krosas. Tai Pavilkė trasa. Pavilkė trasa. Tai žiūrovai, laukit daugiau informacijos, jau netrukus leisim visą naujienų feedą, visą reklaminę kompaniją, tai tikrai sezonas artėja, visi intensyviai tam ruošiasi, tai linkiu ir jum ruoštis tam sezonui ir nepraleisti sezono pradžios pirmųjų kroso lenktynių. Lika žymės. Dar prasuka 4 Prasuka ratus. Sekit kanalą, prenumeruokit, rašykit komentarą, naujienos vėl po atostogų tęsiasi ir manau, kad videkų daug ir įdomių mes dar turėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki pasimatymo kitoje serijoje. Čiau. Čiau. Ačiū. Arrivederci.